Antrąjį žiemos savaitgalį Pakruojo rajone Petrašiūnų kaime esančioje akcinės bendrovės Dolomitas teritorijoje nuo pat ryto gaudė galingų automobilių varikliai. Čia vyko kupinas veiksmo, greičio ir azarto Lietuvos Subaru automobilių klubo žiemos renginys Gravel Pit. Šios varžybos tapo tikrų iššūkių daugeliui dalyvių, kadangi jų gretas paįvairino Subaru mylėtojai iš Latvijos, klubo svečiai ir netgi ryškiausios automobilių sporto žvaigždės. Visų dalyvių laukia 3 klasių kovos, kurios vyko 3 ir 5 km trasose su tramplynais, stabdymo zonomis ir staigiais posūkiais. Nors trasos nebuvo sudėtingos, tačiau ne vienam dalyviui teko gerokai pavargti, kad be klaidų įveiktų ledu padengtus kelius ir keliukus. Apie šias varžybas ir gausų Subaru mylėtojų būrį nusprendėme pasikalbėti su viena iš Gravel Pit renginio organizatorių Jolanta. Pokalbį pradėjome nuo paties Subaru klubo atsiradimo istorijos. Pasak merginos, šis klubas atsirado iš idėjos suburti bendraujančią visuomenę, besidominčią Subaru markės automobiliais. Mes jau pastebėjome, kad dažnas atradė savyje norą kažkuo domėtis ieško klubo. Taigi Jolanta tarė, sveiki suradę Subaru klubą. Kadangi Subaru automobiliai tapo daug dažniau matomi ne tik ralyje, bet ir kasdieniuose keliuose, tai paskatino suburti bendraminčius. Tai prieš 3 metus susibūrė toks mėgėjų klubas. Čia laukiami visi, kas žodį Subaru sieja su šiuo tuo daugiau negu plačių stipriųjų gėrimų pasirinkimu. Daugumai čia susibūrusių Subaru tai liga ir kurios gydymas kainuoja labai brangiai. Pasak klubo valdybos narės, Lietuvoje sparčiai didėjantis Subaru markės automobilių populiarumas bei noras apie juos kuo daugiau sužinoti iš dalies ir įtakojo šios bendruomenės susikūrimą. Mes esame atviri bendravimui, nes tik bendraudami tarpusavyje galime geriau pažinti savo mylimus automobilius, kartu dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais. Mūsų svetainėje esančiame forume aptariama viskas, kas susiję su Subaru ir ne tik. Mūsų forumo lankytojai kartu su klubo nariais aktyviai dalyvauja Subaru bei kitų klubų organizuojamuose renginiuose, sakė Jolanta. Mergina įdėjusi daug pastangų, jog Gravel Pit renginys šiandien čia įvyktų, patikino, kad nors ir rengiamos lenktynės, tačiau Subaru klubas propaguoja saugų vairavimą. Jolanta pusiau juokais, pusiau rimtai išrėžė. Kuo daugiau arklių po variklio gaubtu, tuo daugiau atsakomybės veži. Šios dienos renginys pirmas šitoj trasoj, pirmas šią žiemą. Gal ne viskas klostėsi taip gerai, kaip tikėjomės. Truputį užtruko su laikais, nes labai daug dalyvių, labai daug svečių, Latvių suvažiavo, viso dalyvių virš 30. Tai gan lėtai vyksta, o šiaip viskas gerai, žmonės patenkinti, turi galimybę išmėginti savo vairavimo įgūdžius slidžiame kelyje, patobulinti savo važiavimą. Pasikvietėm Vytautą Švedą, gal mūsų renginiai nėra tokio dar aukšto lygio, bet manau su laiku išaugsime į didesnius renginius, kad tikrai daugiau galės atvažiuoti svečių ir įžymių ralio dalyvių. Ar dažnai tokie renginiai pas jūs vyksta būtent žiemos? Žiemos, į žiemą vis tiek keletas bent jau būna, tiksliai kaip kada pavyksta. Grand Mythas būna pagrindinis renginys kiekvienais metais, ir po to plius minus kaip pavyksta susiorganizuoti. Va dabar šiemet šitą suorganizavom. Varžybose savo vairavimo įgūdžius ir galingus automobilius demonstravo ne tik Lietuvos Subaru klubo nariai. Į renginį atvyko braliukų Latvių delegacija. Nors varžybose dalyvavo vos keli iš jų, tačiau kaimynai atsivežė ne ką kuklesnę palaikymo komandą. Kaip vėliau paaiškės, labai sėkmingai varžybose pasirodė Latviai teigia, kad toks Lietuvos Subaru mylėtojų žingsnis sveikintinas, o renginys išties pavykęs. Braliukas Viktor sutiko pasidalinti varžybų įspūdžiais bei pažadėjo pakviesti Lietuvos Subaru klubą į panašų renginį kaimyninėje šalyje. Šiandien šalta, labai šalta, norisi daugiau važiuoti, bet tenka nemažai laukti. Yra 2 įdomus greičio ruožai, vienas ruožas, kur reikia daug dirbti rankomis, antrame ruože dideli greičiai, irgi įdomu. Kada gavome pakvietimą iš lietuvių, iškart sutikome dalyvauti. Šiandien mūsų nemažai, mes pas save irgi organizuojam varžybas bei kviečiame svečius, tad galvojam, kad ir jūs kada pakviesime pasivaržyti.
Lietuviai taip pat buvo nusiteikę linksmai, tačiau ne vienas nenorėjo pralaimėti. Visi kalbinti klubiečiai tvirtino, kad trasose sieks aukščiausių rezultatų bei bandys prisiminti per vasarą pamirštus sportinio vairavimo ant sniego įgūdžius. Dalyvių teigimu trasas bendraminčiai paruošė itin gerai. Buvo kur paspausti, buvo kur slysti. Vienas labiausiai dalyviams įsiminusių trasos fragmentų tramplynas, kuriame ne vienas automobilis kaip tikrose varžybose visais 4 ratais atsiplėšdavo nuo žemės. Puikiai, slidu baisiai. Nežinau tiksliai rezultatų nesieku, nes malonumui važiuojam. Matysim dienos pabaigoje, kaip bus. Bet va jaučiat maždaug kaip sekėsi? Jaučiasi, kad gerai sekasi. Taip. Buvo šiek tiek tokių klaidų, bet gerai. O kaip trasa paruošta? Reikia daugiau teisėjų, kad būtų sąžiningiau, dėl fiškių visokių daugiau. Bet šiaip viskas gerai. Kažkas neįprasto. Tai vat. Ant tramplyno šokote? Bandėme. Ar pavyko? Nežinau. Matysim video įrašą. Kaip rezultatai, sakykit? Slidus. Ar labai slidu? Labai slidu. Kurioje vietoje slidžiausia? Visur. Čia tiesioji, tai ne. Bet ten, kai startuoja, labai slidu pasidaro. O kuri pusė trasos labiau patinka? Ten, kur mažiau laukti reikia. O ant tramplyno ar šokat? Biški. Nu, palengvėjom. O šiaip kaip pati būtent trasa, ar gerai paruošta, ar automobilis ar važiuoja? Automobilis važiuoja, bet dalyvių labai daug. Kaip jaučiat rezultatas, koks bus? Aš nežinau, dar tik pradžia. Ar nebaisu važiuoti? Žinokit, ne, nes važiuoja vyras, o vyras važiuoja patikimai, nes veža žmoną savo. O ar neduoda jums pavažiuoti? Man, žinokit, aš dar turėsiu praktikos, turiu turėti ateityje ir tada gal važiuosiu. O ar ant tramplyno paskraidėt? Taip, buvom pakilę į orą. Ir kaip jausmas? Žinokit, puikus, labai geras, tikrai. Į Gravel Fit varžybas nepasididžiavo ir atvyko lenktynininkas Vytautas Švedas. Tiesa, Vytautas atvyko Mitsubishi automobiliu, tad jam teko varžytis svečių klasėje. Nors ką ten varžytis, jau pirmaisiais važiavimais Vytautas vieną po kito gerino trasos įveikimo laikus, tačiau dalyviai dėl to nenusiminė ir pasidžiaugė, kad netgi tokios sporto įžymybės nepasididžiuoja ir atvyksta į Subaru mylėtojų renginius. O kaip svečio Vytauto Švedo būtent iš šalies, kaip atrodo? Gerai. Nugalėjo? Matysim, ta prasme, kad laikai bus turbūt geresni už mėgėjų mūsų visų, kurie mes šiaip iš klubo, tai turbūt vis tiek čia jau nėra ko norėt. Profesionalas. Bet aišku, kai dalyvauja renginiai profesionalas, labai faina pažiūrėti, kokios trajektorijos būna, kaip važiuoja, aišku, yra iš ko pasimokinti. Aišku, tie visi renginiai tokie atrodo pramoginiai, bet realiai turint mašiną galingą, 4 ratais varomą, tie renginiai yra gerai, nes pajauti mašiną kitaip. Ekstremaliuose situacijose pajauti, kaip jinai važiuoja, po to išvažiavus į gatves mažiau klaidų pasidaro. Varžybose užfiksuota ir smulkių incidentų, ne vieną pervertinusi savo ar mašinos galimybės teko traukti iš pusnies, o vienas vairuotojas netgi sugebėjo savo Subaru priekiu nuleisti į griovį šalia kelio. Kiek nepasisekė ir dar vienam svečių klasės dalyviui, Merkiui Saukevičiui su pikapu Toyota Tacoma. Šiam teko keisti prakirstą padangą. Pirmos žiemos blynas, turbūt taip reikėtų varžybas pasakyti. O ar prisvilęs? Prisvilo šiek tiek. Vienoje vietoje išslidi labai nuglūdino. Dar žiemos įgūdžių nėra atsiradę tokių. Tai mėginau kampą nukirsti, pasirodo neplonas toks vamzdis. Palaidojau vieną padangą. Atrodo, daugiau nuostolių nėra. Toliau tęsit varžybas? Ne, dabar šitos visai be šipų, žinot, dar nesusiformavę. Refleksai dar neatsibudo po vasaros. Tai jau šiandieną užteks čia turbūt didžiausias nuostolis. O kaip konkurencija būtent su kitais dalyviais šiandien? Žinot, čia visai kitas kalibras, aš sunkvežimių klasiai. tai sunku pasakyti, tarp šipotų mačiau, su Saulium nepasimuši, bet tarp šipotų kitais galima liktai važiuoti. Sakau, pasitreniruoti daugiau reikia.